Sėkmė ir jūs. Kiekvienas žmogus įnešęs tam tikrą lygį pastangų, žinių, supratimų privalo ir gali būti klestinčiu. Mes ateiname į šį pasaulį būti laimingais. Jei jums trūksta sėkmės, reiškia, jūs nenorite šito išmokti arba jums neleidžia jūsų žemas savęs įvertinimas. Jei jūs pasiryžęs, jūs galite tapti sėkmingu ir laimingu žmogumi, bet kiekvienas renkasi savo kelią. Sėkmės pagrindu yra mūsų mintis, mūsų ryžtas ir darbštumas. Tai svarbus ir pagrindiniai gyvenimo aspektai. Tingus žmogus negali būti sėkmingu. Net jei milijonas patektų į jo rankas, jis tuos pinigus greitai išleistų. Darbštumas, sąmoningumas veda žmogų sėkmės link. Žmonės gali tuo pasiekti ryžtingų darbų. Gyvenime nereikia prie nieko prisirišti, o priimti gyvenimą kaip procesą, kuriame jūs dalyvaujate suvokdami ir suprasdami savo misiją ir paskirtį. Labai svarbus sėkmės aspektas – savo darbą daryti su meile. Jei jūs savo darbo nekenčiate, tai už jį net pinigų imti negalima. Kai jūs imate pinigus už darbą, kurio nemėgstate, tai reiškia, jūs naikinate save. Pirmoji taisyklė, kuri suformuoja jūsų kelią į sėkmę, tai pozityvus mąstymas. Ir tada svarbiausia jūsų minčių stabilumas. Juk dažnai žmogaus mintys šokinėja nuo vieno įsitikinimo iki kito, nesilaikydamos jokių prioritetų. Jei jūs įsitikinę pasirinkote ką tai laikykitės to pasirinkimo. Jei gyvenimo procese įnešami pataisimai, įvykiai susiformuos savaime. Svarbu ne tik teisingai mąstyti, bet ir suvokti, ką savo mintimis atneši į pasaulį. Išduosiu jums paslaptį, kuria tikrai sunku patikėti. Jūsų mintis nėra jūsų. Jos visos yra sąmonės sudėtyje. Šios planetos mentalinėme procese, jos energetinėje informacinėje struktūroje. Žmogaus smegenų jutikliai, hipofizis, pagumbio ir konkorežinės liaukos jutikliai, taip pat neuronai, yra prijungti prie šio tinklo, prie šio informacijos šaltinio. Viską, ką mes galvojame, mes nuskaitome. Netgi blogos mintis, kurias mes nuskaitome arba galvojame ir kaip nuskaitome, yra taip pat jūsų. Vienas pagrindinių visatos dėsnių yra laisva valia teisė rinktis. Ir jūs pasirenkate nuskaityti destruktyvaus ar konstruktyvaus pobūdžio mintis. Todėl kelyje į sėkmę galvokite tik apie gėrį. Planuokite tik gerus dalykus, darykite tik gerus darbus. Kelias į sėkmę ne visiems yra lengvas. Jeigu žmogui rūpi jo dvasinis augimas, jam viskas klostosi lengvai, jam padeda kosmosas, dangiškasis tėvas. Deja, daugelis savo gyvenime išgyvena visišką naikinimą šeimoje, darbe, sveikatoje. Ir kai žmogus, kaip sakoma, daėjo liepto galą, pats klausia savęs, nejaugi aš privalau gyventi tokį gyvenimą. Ir tie, kurie tikrai nori tai pakeisti, pradeda dirbti savo dvasinėme augime. Jų vidinis aš pabunda, lyg tai žmogus būtų gavęs antrą kvėpavimą. Tai verčia jį ieškoti ir viskas keičiasi, susitinka tinkami žmonės, atsiranda informacija, atsiranda sąmoningumas. Iš savo ilgametės patirties pasakysiu, 90% atvejų ateina mokyti žmonės, kurie yra pasiruošę keistis. Jie turi tik vieną pasirinkimą – mirti arba išsigelbėti. Ir žinoma, jie pasirenka šviesos kelią. Ir kai jie mokosi, jie pasiekia naujų tikslų, keičiasi jų gyvenimas, taigi ir jie patys. Mano mokiniai gyvena visiškoje harmonijoje ir laimėje. Žmoguje yra didžiulė galia, kurią Dievas jam įkvėpė. Todėl mes patys kuriame savo ir džiaugsmą, ir laimę, ir negandas. Mūsų vidinė galia gali tai pasiekti,
Reikia tik panorėti sąmoningai, tikrai, renkantis ne tik savo, bet ir žmonijai. Sėkmė taip pat žmogaus gyvenimas. Tai jo sveikata, verslo valdymas, asmeninis gyvenimas, pusiausvyra, sąmoningumas. Kiekvienas iš mūsų įneša savo indėlį į gyvybę žemėje procesą. Viskas, ką matome aplinkui, tai veidrodis, parodantis mūsų privalumus ir trūkumus. Galima gimti su laimės ir sėkmės programa, tačiau galite per trumpiausią laiką iš milijonieriaus virsti pačiu nelaimingiausiu žmogumi. Ne pinigai daro mus laimingais. Tie, kurie pateko į vadinamuosius finansinius spąstus ir nematė nieko išskyrus pinigus, gyvena beprotybės ir beviltiškumo būsenoje. Kartais turint daug pinigų visiškai nėra sveikatos, mylimų žmonių, nėra gyvenimo šviesos. Pažįstu daug tokių žmonių. Tai labai nelaimingi žmonės. Savo seminaruose mokau besimokančių suprasti gyvenimo teisingumą, jo dėsnius, pagal kuriuos yra viskas organizuojama. Padedu savo mokiniams atrasti gyvenimo aspektus, kaip tapti sveikiems, sėkmingiams, harmoningiams. Metafizinėme kosmose yra visko. Pasirinkite, pateikite tinkamą prašymą, tačiau žmonės nežino, kaip tai padaryti. Viskas, ką jie gali, tai bijoti. Tačiau baimė ir sukuria visas tas problemas ir sunkumus, kuriuos vėliau reikia įveikti. Ir taip pat prietarai, kuriais žmonės gyvena ir be galo save apriboja. Netikiu prietarais. Man juoda katė, kuri perbėgo kelią, yra taip pat mylima kaip ir viskas, kas sukurta kūrėjo. Esu mokslininkė, todėl viską, ką matau aplinkui, suvokiu mokslo požiūriu. Tyrinėdama žmogaus prigimtį, jo subtilius kūnus, jo sandarą, suteikdama savo mokiniams galimybę dvasiškai augti, paaiškinu, kad tam yra pradžia, bet nėra pabaigos. Žmogus mokosi atrasti savo prigimtį, pritaikydamas ją pasauliniame šios planetos gyvenime. Bet yra pratęsimas. Tai kiti dvasinės kultūros evoliuciniai pasauliai. Išsilavinimas, išsivystymas, kur žmogus toliau atsiskleis. Žmogaus kelias yra neįprastai gražus, bet tai suvokia tik tas, kuris dirba su savimi.